Sako, važiuojam į Kėdainių rajoną laidotis. Galvoju, ačiū. Ir bet mano 3 kolegų kompanionų tikėjimas neišblėstų. Važiuojam į kapinės, ten kelsim. Įsigandau paskui dieną. Ir jie, kai mes pradėjome melstis kalbom ten, ištaiškėm viską, kas dar buvo likę. Įsitaiškėm, kol davažiavom Kėdainių rajoną, į tą kaimą, ten į tas kapines, išlipom iš mašinos. Visą drebėdamas eina krizė, aš matau, kad visų keliai. Ir įsivaizduoju, o ten tas pastoras iš Olandas, ir labai ten su kriminalų ten dirba, žinai, pasikvietė brolius, kembalai visi, naplokės, čia žiedų visokiausiai, įtikėjo, žinai, ir jie atėjo padėti pastoriui padaryti evangelizaciją per laidotuvės. Žodžiu, susidūrė 2 tarnavimai – evangelisto ir apaštalų. Ir kas kurį, žinai, ir apaštalai eina, drebančiam kojom prie to galą. Bet vis tiek apaštalai. Einamės iki to kapo, žinai, pilnas žmonių, kokį 70 žmonių. Ir laukiam ženklą iš Dievo. Ir pastorius kapas, tas ir kasas atidarytas, runukas turi. Laukia ženklą, kad kažkas kelsas. Mes sakom, žemukai palaukoj, mes gausim ženklą iš karto, žadėsim tave. Nu ir supranti, ir pastorius tik sako, gal kas turi žodį. Ir aš sakau, mes atvažiavom pasimelsti, kad Romukas prisikeltų iš tų mirusių. Ir tie pitbuliai, Olandai, užpuolė mūsų. Aš tik pajaučiu, kad kažkodėl gal taip rankos čia ir mano gelbė. Kažkas stovė mane. O Rudolfas liko, vieną liko kažkaip, Rudolfui kažkaip atsirado nuo žmogus. Romukas, tas Rudolfas tik pasilinkė ir Romukas taip per gai žanda. Romukai gelbės! Ir kažkas, kai įspyrė pendelį ir tą Rudolfą, o tas Rudolfas ant to kūno. Ir pastorius reikia, uždarykit dangtį uždarykit. O Rūtė, paloš dangtį! Samanau, paloš dangtį! Ir reikia tai. Dievas toks Ir mus ne, Olandai, numetė, išmetė mus iš tos teritorijos. Ir apaštalai 4 atlikę savo misiją į mašinę ateitų Dievo. Iki Kauno davažiavom, tyla kaip. Tokio žeminių.